man dabar kilo mintis apie džiovintus vaisius. Ir apskritai patys vaisiai su laiku ir pramonės sugebėjimais tampa vis kitokie ir buvo man labai smagu googlinti literatūroje, kaip atrodė ir tos pačios morkos, kažkada tai tos morkos tikrosios ir apskritai daugelį vaisių ir daržovių mes net nepažintumėm nuo jų pirmtakų. Ir vaisiai daromi taip, kad jie būtų gražūs ir beprotiškai saldus, dabar jau niekas nebepirktų parduotuvėje, tiesiog obuolių, kur vaikystėje mes nusiskimdavom nuo medžio, atkasdavom ir būdavo tokia rūgštelė, kad net susiraukdavom. Ir dar kitas dalykas, kad normalizuojama yra džiovinti vaisiai, kurie dar yra ir mirkomi tam tikrose skysčiuose ir kad ilgiau ir būtų lentynoje ir nepelytų. Tai koks pavojus yra valgant nepamatuotą kiekį, pavyzdžiui, džiovintų mangų? Pavojus suvartoti nenormaliai didelius gliukozės ir fruktozės kiekius, kas iššaukia ir kraujo gliukozės padidėjimą ir mes suvartojame didelį pačios fruktozės kiekį, kuris niekiek atsiliepia atsakuose kraujyje, kiek yra reikšmingas mūsų kepenims. Kadangi mažai kas žino, fruktozė mūsų kūne yra metabolizuojama, skaidoma tuo pačiu keliu kaip alkoholis. Ir mes net dažnai nesuvokiame, kad perteklinis fruktozės vartojimas gali sukelti kepenų pažeidimus. Ir būtent tokius efektus mes šiuo metu stebim Amerikoje. Ir kuomet vaikai, 12 metų vaikai, 10 metų vaikai kreipiasi į gydytojus jau su pažeistom kepenim, nors jie gyvenime nevartojo alkoholio. Kodėl taip atsitinka? Tai greičiausiai neatsitiko nuo džiovintų mangų, bet tai yra perteklinis saldinimas viso maisto cukrumi. Ir Amerikoje yra labai populiarus tas high fructose corn syrup, tai čia yra didžiulė žala ir didžiulis krūvis mūsų kepenims ir nuo to kepenyse kaupiasi riebalai ir tada prasideda ir fibroziniai procesai, kuomet kepenys išvis tiesiog labai smarkiai prastėja jų funkcija ir gali pasibaigti rimtesnėmis ligomis.